Kaip treneris visada klausau, ką mano klientai valgo. Kai ateina į treniruotę, vos ne pirmas klausimas būna, tai ką jūs šiandien valgiai, ką tu valgiai pusryčiams, ką valgiai per pietus, ką vakaro valgiai. Ir dažniausiai duodu kažkokius patarimus, apkalbam, ar tai yra labai gerai ar nelabai gerai, ką galima padaryti geriau. Nesvarbu. Šiandieną ir ateinančias 3 dienas mano užduotis bus valgyti tai, ką valgo mano klientai. Tai daviau mažą užduotį klientams, jie nežinojo, kas čia tai bus. Ir sakau, parašykit savo svajonių maistą per dieną. Tai yra 4 maitinimus. Tai bus pusryčiai, pietus, užkandis ir vakarienė. Ir atsirinkau 3 variantus, 3 dienas. Tai vat, įkelsiu juos čia kaip atrodo. Ir ką? Reikia tikslas dabar apsipirkti ir pradėti nuo 1 dienos. Lekiam. Keletą produktų pasiimsim čianai. Kiti produktai, man atrodo, reikės užvažiuoti į lietuvišką parduotuvę ir ten pasiimti skanaus kečupo ir geros duonytės. Čia kai neturi operatoriaus ir pasidėvi kamerą, nueini ir po to grįžti. Pasirinkau Morrisons parduotuvę, man labai ten patinka prekės. Ne, tokių tai tikrai nevalgysim. Tai geriausia, ką radau, 90% kiaulienos čia yra, tai tokios ir sueis. Iš tikrųjų, kiaulienos tai iš vis nevalgau. Bet žiūrėsim. Nuo vieno karto, kaip sako, nieks neužsilenkia. Irgi 90% kiaulienos. Atrodo, kas čia galėtų būti dar, jo, vagrina mėsa, viską, bet dėl to 90% jos. Didysis šio vakaro pirkinys, kur galima leisti savo 1 kartą į mėnesį, tikrai čia kaip švenčių šventė. Jeigu labai gerai pavyksta uždirbti, tai steikiuką galima tikrai sau leisti. Ribeye steikas, taip, kaip valgo mano klientas. Keliaujam į lietuvišką parduotuvę, tenai surasim likusius ingredientus. Ir, manau, bandelės pasiliksiu rytoj, mes nueisim su dukryte arba su žmonelė ir suvalgysim kur nors skaniai tas 2 bandeles. Can I get for you? Just 2 hash browns, please. Hash browns? Yeah, 2 of them. We're doing lunch at the moment. Okay, so there's no hash browns at all? No, because that's the breakfast menu. That doesn't start until about 3 in the morning. Okay, thank you then. Thank you. No Cheers. problem. Have a nice night. Bye. No hash browns. Žiūrėkit, ką mes čia turim, Nottingham Maxima turim. Čia matoma? Ką tik buvo Maxima. Maxima tapo matoma. Liūdesėlis. Jokių hash brownų, jokių kečupo, jokio batono. Juodas katinas perbėgo per kelią. Tai reiškia, bus daug pinigų. Daug pinigų bus. Kai perbėga, žinokit visada. Bus daug pinigų, bus labai geras gyvenimas. Taigi pirmieji pusryčiai buvo pilni angliški pusryčiai, kas yra man visiškai nebūdinga, nes aš pripratęs valgyti tiesiog arba avižų košę, arba paprastą kiaušinienę. O šį kartą buvo labai daug maisto ir prisipažinsiu, kad buvo labai sunku suvalgyti. Ir suvalgęs jaučiausi taip, kad norėčiau jau eiti pamiegoti. Atlikęs tėvišką pareigą, iš karto keliauju į sporto salę. Treniruojam nugarą šiandieną, labai gera treniruotė gavosi, kadangi labai didelis kaloringumas. Dėl to treniruotė tokia buvo stipri ir ką. Po to ėjo spageti carbonara. Tai praėjo gal 1,5 valandos nuo to, kai valgiau carbonara. Ir dabar taip jaučiu stipriai, kai rūgštis kyla skrandžio. Tai labai aiškus simptomas, kad man šitas maistas netiko. Ir vienas labiausių momentų laukiamų mano dienoje, tai buvo šitas deserto valgymas su dukra. Iš tikrųjų, tikrai nedažnai tai darome ir tas pokalbis, kad ir neilgas, jisai tiesiog labai gera buvo ir mačiau, kokia laiminga dukra buvo dėl to, kad einam pavalgyti desertų dar kieme. Ir tikrai vienas laimingiausių vaikų, kur mačiau. Ir kaip matot, šuniukas šone irgi valgo. Ir ką, vakarieniai steikas. Kitą dieną pabundu, sau ramus, galvoju, neskubėsiu ir prisimenu, kad reikia gaminti. Ką, einu bandyti ieškoti sušių, žiūrėsim kaip seksis. Šiaip labai išmuša iš mano paties ritmo visas šitas valgymas, bet kažkaip prisižadėjau ir padarysiu. Tai tokios kainos. Tai į bankrotą galiu pasakyti, iš karto einam. Šiaip labai sušiukai gražiai atrodo.
kurią, žinai, su skaudančia ranką perki. Labai džiaugiuosi, kad galiu padėti savo mamai, savo krikšto dukrai, savo sesiai, jas treniruodamas, padėdamas suprasti, kaip veikia sportas ir kaip jie gali savo padėti. Ir toliau mes keliavom į lietuvišką kavinę, kuri turi nuostabaus maistą. Aš tik noriu, kad tu pafilmuotum, kol aš kelis kąsnius padarysiu, gerai? Oi, ačiū. Matysit per TV3. Aš dabar turėčiau ten, tai skanu, bet, ne? Pabandom. Bulvytės. Sakė su ryžiais. Nu, nieko. Nežinau, ar žuvytė jaučias, bet bulvė tai jaučias labai. Jau Bostone turim tokią kavinukę. Tai čia dirba ir mano mama, ir mano sesė, ir aš žinau, kad viskas yra pagaminta šitų materialių rankomis, tai skaniausia desertą yra išsirinkti čionai. O po tokio. Labai gerai. Kokie pastebėjimai kol kas, tai ir po sušių labai rūgštis sukilo, ir po, jau prieš tai video sakiau, prie ko dar sukilo, tai kol kas skrandis nėra labai laimingas, bet to pačiu džiaugiuosi, kad valgau biškutį kitaip. Profesionalų lygio restorano Michelin Star. Gali taip dažniau daryti? Jeigu video kursi dažniau tai darys. Turi būti tikslas. Labai gerai šitą. Nes šitas challenge'as ar ten kažką, tai tikrai nevalgyčiau dabar. Jau kaip ir minėjau. Ir dėl labai paprastos priežasties, tiesiog kai susimaišo maistas pas mane būna nerami naktis. Sakė šiandien gamintas. Oi, netyčia, bet kažkaip čia su kažkuo skanu gavosi. Oi, šitas maitinimas tai labai čia jau traukia tiesiog suvalgyti. Sumuštinis, gerai, koks sumuštinis ir prašau, nerealus. Argi kaipgi video bus be kažkokių nesklandumų, tai nesigavo man nufilmuoti, nors filmavau tos paskutinį maitinimą, nesigavo pavalgyti Tesco salotų, labai atsiprašau, bet vakare suvalgėm, pasidariau kaip kepsnį, nusipirkau karbonadų, nebuvo jam laiko iškepti, tai pasidariau kepsnius, pasidariau daug sūrio ir vynelio, nealkoholinio, irgi buvo paragauta. Tai aš labai noriu tik padėkoti visiems savo klientam, visiems tiem, kas žiūrite. Ir šis iššūkiukas lengvas truko 7 dienas man, kad aš jį padaryčiau. Buvo daug jaudulio, kad reikia greičiau daryti, kadangi esu šeimos vyras, tai turiu dar savo pareigas ir tokių buvo daug, kad reikia daryti, negaliu, neturiu laiko, reikia nuvažiuoti ten ir ten, neturiu laiko ir žodžiu gausi 7 dienos ir visas video sutilpo vos į 9 minutės, įsivaizduojat? Tai tas galvoje visą laiką ir yra sunkiausia iš tikrųjų. Lengviausia yra nufilmuoti, bet visą tai sudėlioti, sudėti yra užima daugiausiai laiko ir labai daug psichologinių pastangų. Tai judam toliau, ačiū labai, kad žiūrit, palikit komentarą, gal klauskit, gal norit kažkokio kitokio iššūkio. Judam.